Broliai seserys, prieš 35 metus, 1988 metais, lapkričio 25 dieną, tikintiesiems buvo grąžinta Klaipėdos Marijos Taikos karalienės bažnyčia. Šis įvykis uždegė žmonių širdyse dar karštesnę laisvės siekio viltį. Visus jūs kviečiame šių metų lapkričio 26 dieną, 12 valandą, dalyvauti iškilmingose padėkos Dievui šventosiuose mišiose ir kituose tą progą organizuojamuose šventiniuose renginiuose. Širdingai visų laukiame patirti vienybės, tikėjimo ir dėkingumo šventę.